Aišku, rezultatas trenerio netenkina, nes vis dėlto nepavyko to padaryti, ką norėjom padaryti, bet buvau žadėjęs, kad bus kova ir vyrai tą įrodė, kad mes galim kovoti ir mokam žaisti futbolą. Ir futbolas tikrai buvo, aš skaitau, gan gero lygio, nepaisant keletą klaidų, kur prasileidom įvarčius. Bet žinot puikiai, kad futbolas susideda, kažkas klysta, kažkas pelno įvarčius, kažkas apsigina ir panašiai. Šiaip didelis ačiū žaidėjim, kurie iš tikrųjų negailėjo savęs, nepaisant to, kad aikštė kokybė buvo ne viena iš geriausių, bet kadangi ankstyvas pavasaris ir gan ilgai sniegas išsilaikė, puikiai žino, kas Lietuvoje gyvena, kas buvo. Didelis ačiū, kad atėjo palaikyti pilnas stadionas, žiūrovams. Jeigu toliau tai palaikys, aš vis dėlto tikiu, kad mes turim puikią progą užimti antrą vietą. Nieko nepadarysi, prasileidom apmaudų antrą įvartį ir paskui bandėm dar atakuoti ir prasileidom dar vieną kontrataką jau puikiai ir 3-1, tada vyrai nenuleido rankų ir kovojo dar iki galo. Nieko nepadarysi. Ispanai buvo geresni, vis dėlto pasaulio čempionai. Kadangi patys bandėm atakuoti ir norit, nenorit, kažkur tai prarastas kamuolys, automatiškai išeinant į ataką, žinot, į priekį yra bėgti lengviau negu grįžti atgal, dėl to ir gaunasi, kažkur tai kažkas tai palieka spragų. Bet vyrai žaidė tikrai tvirtai, teisėjas labai neleido grubiai žaisti, patys puikiai matėt, kiekvienas prisilietimas saugojo, iš tikrųjų pasaulio čempionai, tai normalu aš skaitau. Bet vyrai tikrai nepralašinėjo, dvikovų ir visas, sakykime, šaunuoliai. Aš tikiu, kad mūsų valdžios vyrai matė, kaip šiandien žaidžia Lietuvos futbolininkai ir atkreips pagaliau dėmesį, kad Lietuvai reikalingas vis dėlto nacionalinis stadionas su šildoma danga ir tokia yra, gal jie nežino, tai aš jums noriu pranešti, kad galima įsidėti ir šildymą, ir ankstyvą pavasarį, nepaisant sniegų ir mūsų šalčių, būtų galima normaliai priimti bet kurią komandą, o nepadarytų gėdą visai Europai.